Šis projektas gimė Lietuvos šimtmečio metais. Lietuvos ir Ukrainos draugystės projektas. Taip jį ir pavadinome. Už mūsų ir jūsų laisvę. Kokia šios draugystės paslaptis? Kokio pobūdžio mūsų santykiai? Mes aiškinsimės ir ieškosime atsakymų į šiuos klausimus. Kelias į laisvę. Ukrainos Helsinkio grupės Rivnės skyrius. Pirmasis numeris – 89 gruodis. Atvykome ginti Lietuvos Respublikos. Sužinojome, kad ginantieji Seimą jo viduje laiko save nepriklausomos Lietuvos kariuomenę. Nusprendėme, jeigu jau visko dalijamės, kuo mes blogesni. Tegul nepriklausomos Lietuvos savanorių būriuose bus ir oficialus ukrainiečių dalinys, kol nėra nepriklausomos Ukrainos kariuomenės. Lietuvos Respublikos vardu nuoširdžiai sveikinu didvyrišką ukrainiečių tautą ir jūs asmeniškai nepriklausomybės dienos proga. Tegul Ukrainos laukai būna švarūs ir derlingi. Galima pradėti arba nuo Pirmojo pasaulinio karo, arba nuo tos akimirkos, kai 61-aisiais buvau atvežtas į koncentracijos stovyklą. Ukrainiečiai ir lietuviai pirmą kartą susitinka Gulage stovyklose. Lietuva ir Ukraina prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo skirtingos šalys, todėl žmogiškieji ir kūrybiniai ryšiai buvo riboti. Nebent Konovalecas ir Ukrainos nacionalistų organizacijos nariai turėjo lietuviškus pasus ir keliavo po Europą kaip Lietuvos piliečiai. Ir laikraštis Uvo Surma buvo leidžiamas. Buvo tokių epizodų. Tačiau tautai, milijonams žmonių tai buvo nežinomas faktas. Niekas apie tai nebuvo girdėjęs. Ir štai 60-ojo dešimtmečio pradžioje Sibire susitinka kaliniai lietuvių ir ukrainiečių partizanai, ištremtos lietuvių ir ukrainiečių šeimos. Kunigai, kurių veiklą draudžia Lietuvos katalikų bažnyčia, ir graikų apeigų katalikų bažnyčios kunigai. Tiesą sakant, prasideda tarpusavio skverbimosi procesas. Štai barakas, bet nuotraukoje tik lietuviai iš mūsų barako. Moterys, vaikai, vyrų labai mažai. Moterys, vaikai, tie, kurie išgyveno. Atvežė daugiau, tikriausiai dvigubai daugiau nei liko. Taigi, kai mums tokios sąlygos buvo, ir ukrainiečiams jos tokios pat. Oi, mergaitė giria ošia. Dainavo ukrainiečiai labai melodingos dainos. Lietuviams ir ukrainiečiams ten buvo sunku. Ir draugai, ir mokykla mane suvedė su ukrainiečiais. Koncentracijos stovykloje buvo apie 1800 politinių kalinių. Maždaug pusė jų buvo ukrainiečiai. Kai mane ten pristatė, 2 vyrus iš savo organizacijos jau pažinojau. Buvau supažindintas su kitais ukrainiečiais. Vėliau susipažinau su lietuviais, latviais, estais. Lietuviai turėjo savo bibliotekėlę, o joje buvo knyga Kalba ir valstybė. Nepriklausomybę lietuviai buvo paskelbę 18 metais, o 40-aisiais ji buvo prarasta. Maskva vėl okupavo. Taigi jų nepriklausomybei buvo 20 metų. Per 20 metų jie visą tautą buvo išmokę mąstyti kitaip. O kalbos reikšmė valstybei milžiniška. Visa tai buvo parašyta 2 knygose. Jų autoriai skirtingi, bet tema ta pati – kalbos vaidmuo įtvirtinant valstybingumą.
Pagalvojau, jei Ukrainai būtų 20 metų, ką būtų galima padaryti, kaip būtų galima ugdyti ukrainiečius, kaip būtų galima grąžinti žmonėms istorinės žinias. Tada istorija nebūtų fragmentiška, o būtų 25 metų. Ir tai jau būtų tautos istorija, kuri tęsiasi daugybę kartų. Tai yra nenutrūkstamas gyvenimo srautas. Tokiam nenutrūkstamam srautui tekant, gyvenime įsaugoma kalba, kultūra, tradicijos. Tai šimtmečių trukmės istorija. Mūsų bendra istorija siekia beveik 1000 metų. Ji tikriausiai neprasidėjo tik nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikų, o siejo mus ir anksčiau. Bet Lietuvos didžioji kunigaikštystė, 200 metų mūsų bendros istorijos, sukūrė labai teigiamą Lietuvos įvaizdį Ukrainoje. O mes susikūrėme labai teigiamą Ukrainos įvaizdį Lietuvoje. Nepamirškite, kad pagal Lietuvos statutus ukrainiečiai bylinėjosi net 18 amžiuje. Ukrainai, būnant Rusijos imperijos sudėtyje, buvo naudojama visa Lietuvos kasdienė teisė, baudžiamoji teisė. Maruse Čiurai buvo teisiama ir išteisinta pagal Lietuvos statutus. Tai mūsų bendra istorija. Mes esame laisvę mylinčios tautos. Orda bandė ką nors padaryti. Esame stačiatikiai, tad jai čia sekėsi geriau nei Lietuvoje. Lietuvius išgelbėjo katalikybė, bet apskritai mes visi saugojame branduolį, bendrą europietišką laisvų žmonių, įstatymus gerbiančių žmonių teisės, o ne savivalį žmonių mentalitetą. Tai tūkstantmečių suvokimas. Jis slypi giliai. Tai pasireiškia psichologiškai. Tokia psichologija mus suartino. Tikėjome, kad tėvynė yra antroji motina. Mama, tiesa, ją turėtum ginti kaip motina. Štai iš kur ta meilė tėvynė ir pagarba kitiems. Kiekvienas turėtų mylėti savo tėvynę. Tai, manau, mus ir suartino. Dėl meilės tėvynei lageriuose ir atsidūrė daug ukrainiečių, jau nekalbant apie milijonų žuvusių. Ir lietuvių buvo daug. Sukilimą organizavo drąsiausi vadovai, kurie nepalūžo. Mus vienijo meilė savo tėvynėms. Aš myliu Ukrainą, jis myli Lietuvą. Aš nekenčiu Ukrainos priešų, jis nekenčia Lietuvos priešų. Tai mus suartino. Tai reiškia, kad ukrainiečiai ir lietuviai buvo bendra visuma. Tačiau niekas nesvajojo gyventi vienoje šalyje. Lietuviai svajojo apie savo Lietuvą, ukrainiečiai apie savo Ukrainą. Jie žinojo, kad šalių santykiai visada bus geri. Jie buvo pirmieji būsimos Lietuvos ir Ukrainos bičiulystės ambasadoriai. Manau, Lietuvos įtaka formuojant Ukrainos darbotvarkę yra nepaprastai didelė. Lyg ledkalnis, kurio matome tik mažą dalį. Mūsų radikalūs politikai ir menininkai iškeldavo daug iniciatyvų, idėjų. Šios buvo nusižiūrėtos Lietuvoje. Mes žiūrėjome į Lietuvą ir su tam tikru atotrūkiu. Pajėgę nugalėti baimę, pagal galimybės bandėme įgyvendinti Ukrainoje. 89 balandį įvyko pasitarimas, kuriame dalyvavau pirmąkart grįžęs iš tremties. Estijoje buvo svarstoma, kaip sustiprinti kovą su Rusija. Nežinau, pirmieji lyg tai pasiūlė lietuviai. Tačiau tai buvo, teoriškai kalbant, apreiškimas. Jie siūlė padalyti nepriklausomybę į suverenitetus. Pradėta skelbti suverenitetus. Ekonominį suverenitetą, politinį suverenitetą. 3 suverenitetai. Tai mus įkvėpė. Parvykome iš susitikimo Estijoje į Ukrainą su nauja strategija. Mus paskatino Lietuvos ir kitų 2 šalių politinė branda.
Matėme, kad jos neseniai buvo nepriklausomos. Iki 40-ųjų ir jų politinis elitas nieko nepamiršo. Turėdamas tokią patirtį, elitas sugalvojo labai gerą ėjimą, kuriuo pasinaudojant galima drąsiai tęsti kovą. Taip pat paminėsiu vieną aspektą, kodėl kitų patirtis Ukrainą įkvėpė ir formavo sistemą. Būtent jie sugalvojo nepriklausomybės atkūrimo idėją. 88–89 metais Lietuvoje ir kitose Baltijos respublikose prasidėjo vadinamasis visuomeninių komitetų judėjimas, kuris orientavosi ne į kažko naujo kūrimą, o į atkūrimą to, ką Raudonoji armija ir NKVD sunaikino dar 39–40 metais. Jie atkūrė savo valstybingumą. Kas 39-aisiais buvo Lietuvos Respublikos pilietis, automatiškai tampa laisvos Lietuvos piliečiu. Mums buvo duotas Lietuvos pavyzdys. Ukrainiečiai kovojo ne už naują valstybę, o už valstybę, kurią bolševikai kartu su kolaborantais sunaikino 1920-aisiais. Ukrainos liaudies sąjūdis, Ruchas, sulaukė didelio Lietuvos sąjūdžio palaikymo. Pirmiausia, rengiant Ukrainos liaudies sąjūdžio steigiamąjį suvažiavimą. Didžioji dalis dokumentų buvo nukopijuoti iš Lietuvos sąjūdžio steigiamojo ir pirmojo suvažiavimo. Visi be išimties suvažiavimo sprendimų projektai, dokumentai, medžiaga buvo paskelbti steigiamojo suvažiavimo išvakarėse. Į Rucho steigiamąjį suvažiavimą atvyko gausi lietuvių delegacija. Lietuviai kalbėjo kongrese, dalijosi patirtimi. Prisimenu didžiulį pakilimą steigiamojo suvažiavimo salėje, kai pasitikti Lietuvos pasiuntiniai. Kaip jau sakiau, jie dalyvavo politiniuose procesuose. Lietuvoje šie vyko pusmečių, gal metais anksčiau nei Ukrainoje. Dabar pabrėžiama valstybinė nepriklausomybė. Bet šį savarankiškumą suvokiame dar ir kultūrinę, teisinę, moralinę prasme. Kultūrinį nepriklausomumą gynėme net ir gyvendami sovietinio jungo sąlygomis. Mus kaimynai iš rytų vertino taip. O pas jūs vakarai. Kokie pas mus vakarai, jei gyvename toje pačioje Sovietų sąjungoje? Tačiau mūsų kova buvo skirta išsaugoti tautos savitumą, kad mes kitokie. Tuomet atėjo laikas, nes ir tikėjome, kad toks laikas ateis, kai imperija susilpnės ir pradės byrėti. Ir turėsime progą, galimybę tarti žodį. Ir mes pasakėme savo žodį. Ukrainai išleidome 51 leidinį, skirtą 25 miestams. Bendras skaičius. Visas tiražas tikriausiai atsižvelgiant į medžiagą, kurią išleidome rinkimams Rusijoje, Ukrainoje, egzempliorių skaičius viršijo kelis milijonus. Ar tai turėjo kokios reikšmės ar neturėjo? Kaip išmatuoti? Niekaip neišmatuosim. Šios tonos laikraščių, žurnalų keliavo pirmyn atgal. Maketai tapusią leidiniai šitą. Parodysiu vieno garsiausių Ukrainos savivaldos leidinių originalų maketą. Žurnalo, tiksliau, Levo draugijos laikraščio Pažanga. Šis leidimas turi labai šlovingą istoriją. Štai toks maketas buvo vežamas į Lietuvą. Pagal jį buvo gaminama metalinė plokštė. Pasinaudodami pajėgumais, kuriais sąjūdis tada galėjo pasinaudoti, spausdindavo.
Svarbiausias veikėjas spausdinant buvo būsimasis Lietuvos ambasadorius ir užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas. Pasakojama daug istorijų apie leidinių konfiskavimą, kurjerių sulaikymą, užpuolimą, mušimą. Tačiau beveik viską pavykdavo pervežti. Čia archyvo dalis, kurią galima pamatyti. Daug ukrainietiškų leidinių. Čia Svitoč. Iš kuris? Iš Nikopolio. Taraso Ševčenkos ukrainiečių kalbos draugija. Kas mes esame? Pagrindinis klausimas. Iki šiol. Kas mes esame? Parašyta ranka. Nustatyk kieno. Nei redaktorių, nei duomenų, visi tada slėpėsi. Vardų irgi nėra. Aš taip pat nepasirašydavau, o jei pasirašydavau, greitai sunaikindavau. Taigi negaliu pasakyti nei vieno vardo. Dažniausiai jų ir nežinojau. Sąjūdis tarptautinius santykius pradėjo megzti vos susikūręs, nes greitai suprato, kad reikalingas judėjimas už laisvę visose respublikose. Vaizdžiai tariant, tada buvome tikri, kad viename puodo kamputyje gardžios sriubos neišvirsi. Pirmasis sąjūdžio suvažiavimas. Atvažiavo daug. Daug demokratinio judėjimo atstovų iš visos Sovietų Sąjungos. Ir iš Ukrainos. Kalbantis su jais, jie man parodė savo leidinius, o aš jų klausiu, kiek laikraščio egzempliorių spausdinate? Sako, na, 5, 6, 7. Klausiu, 1000? Sako, ne, kopijas. Tada sakau, atvažiuokit pas mus, įspausdinsime 1000. Jie netikėjo, kad taip įmanoma. Bet kai kas išdrįso, atvažiavo, atvežė, o mes įspausdinome 1000. Visa tai buvo labai rizikinga, nes tokius kurjerius traukinyje stebėjo KGB ir milicija. Kai pamatydavo, kad kas nors su dideliais krepšiais ar paketais lipa į traukinį, milicija konfiskuodavo visą tiražą, nes pirmas klausimas būdavo: parodykit sąskaitas, faktūras ir kur spausdinote. Jei sąskaitų nėra, vadinasi savavališka, neteisėtai įspausdinta literatūra. 2 ar 3 Lvovo laikraščio Vičia tiražai buvo konfiskuoti. Tokius išpuolius vadinome bėgių karu. Tokių atvejų yra buvę. Žinau, kad prieš ukrainiečius būdavo rengiami išpuoliai. Juos mušdavo mūsų stotyje, mušdavo traukiniuose ir stotyse, veždavo į milicijų skyrius. Tiražai būdavo konfiskuojami. Tai jiems didžiulis smūgis, jei už spausdinimą jau būdavo sumokėję. Tuomet atvažiuodavo dar kartą ir pasakydavo, konfiskavo visą mūsų tiražą, sumušė žmonės. Tada padarydavau nemokamai. Dirbau Lietuvos mokslo akademijos fizikos institute. Visa Sovietų Sąjunga žinojo, kad 3. aukšte yra kambarėlis, kuriame sėdi toks tipas, visiems nemokamai spausdinantis laikraščius. Ir žmonės pradėjo važiuoti. Technologiškai viskas atrodė taip. Paimdavau maketą, atiduodavau pasiuntiniams, kurie nuveždavo juos į spaustuvę. Iš spaustuvės didžiulius krovinius pargabendavo atgal į mano kambarį fizikos institute, kur visa tai buvo saugoma. Laukdavau, kol atvažiuos tie, kuriems tai skirta. Visi įvykiai, kurie vyko Lietuvoje, mitingai ir panašiai, vyko be manęs, nes aš neturėjau laiko.
Kiti leidiniai, kontrabanda, atkeliaudavę į Ukrainą, buvo Lietuvos Sąjūdžio produkcija. Būtent Sąjūdžio laikraštis, kurio tikslas buvo paveikti pačios Lietuvos rusakalbius gyventojus, jis buvo skirtas ne mums. Žinoma, maždaug 90% informacijos jame buvo apie Lietuvą. Bet kai skaitėme apie būtinybę lietuvinti mokyklas, kad nevyktų rusifikacija, taikėme ir savo. Jie kėlė ir Lietuvos nacionalinės kariuomenės kūrimo klausimą. Bet tuo metu mūsų vaikinai dar tarnavo ir aš turėjau eiti tarnauti į sovietinę armiją, bet nenorėjau. Štai šis Lietuvos Sąjūdžio leidinys suvaidino nepaprastai svarbų vaidmenį. Mes pradėjome jaustis laisvi, paveikti teigiamos patirties, tragiškos patirties, nes 91 sausio įvykiai persmelkė visus normalius žmonės pykčiu ir neapykant okupantams. Buvo renkami pinigai, dalijamasi benzinu, vaistais, maistu. Taip atrodė barikados. Štai parlamentas. O čia iš Gedimino prospekto. Aišku, žinojome, kad Lietuva paskelbė nepriklausomybę. Kaip galėdami, viską sekėme. Bet situacija nebuvo labai aštri. Ji paaštrėjo, kai susidarė tam tikra padėtis prie televizijos bokšto. Tada buvau Charkivo farmacijos instituto katedros vedėja. Kai atėjau į paskaitą, studentai iškart paklausė: Liudmila Andrievna, ar žinote, kas dabar vyksta Vilniuje? Ten prie televizijos bokšto stovi lietuviai, dainuoja savo lietuviškas dainas, gina nepriklausomybę, o per juos važiuoja rusų tankai. Kas mane nustebino, kai atėjau į grupę, kad visi studentai apstulbę, pasirengę šokti ir važiuoti ten, į Vilnių. Įdomu buvo tai, kad visi dainavo lietuviškas dainas. Jiems dainos buvo kaip ginklai, kaip malda. Taip lietuviai bandė sustabdyti smurtą. Jie tuo metu dar tikėjo, kad tankų negalima pervažiuoti žmogaus. Bet netrukus toks tikėjimas išblėso, kad žmogaus gyvybė yra vertinga, jos negalima pažeisti, kad tankas niekada nevažiuos į žmogų. Matėme pro langą, kad aplink bokštą viskas dega, girdėjome šūvius, sprogimus. Tada ryte sužinojome, kad yra aukų. Tankai pervažiavo taikius žmonės. Buvo nesuvokiama, negalėjome patikėti. Buvo baisu. Televizorius nerodė, nes iš karto perėmė televiziją. Lietuviai filmavo, kol ėjo ginkluoti vyrai. Vyko tiesioginė transliacija. Matėme, kaip ginkluoti žmonės užima mūsų televiziją. Sužvėrėję kareiviai metėsi į ataką. Čia Lietuvos radijas, vyksta aplinkui sprogimai ir šaudymai. Atakuojama. Gyvi, mes kalbame, mes iš čia neišeisime. Kol mes gyvi, nusiraminkite. Mūsų jėga ramybėje, vienybėje. Sausio 13-ąją sovietų kariuomenė įsiveržė į televizijos bokštą ir to nepavyko nuslėpti. Tai paskelbta ir sovietų žiniose. Žinoma, paskelbta jų versija, neva slopina fašistinį Landsbergio perversmą. Tariamai atgauna nacionalistų užgrobto televizijos centro kontrolę. Įvykiai buvo parodyti ir normaliais kanalais. Tai paskelbė Laisvės radijas, BBC, jie rodė normalius reportažus. Tad buvo aišku, kas iš tikrųjų vyksta. Čia CNN specialusis reportažas. Daugiau informacijos apie įvykius Baltijos šalyse. Tai karas. Tikras karas. Sovietų sąjunga prieš Lietuvą. Jungtinių valstijų žmonės su jais. Ypač su Lietuvos žmonėmis, išgyvenusiais didžią tragediją. Tai man primena 56-ųjų situaciją Budapešte. Sausio 14-oji nepriklausomybės aikštėje, kuri tuo metu dar buvo vadinama Spalio revoliucijos aikšte, po milžinišku Lenino paminklu, kurio laimei seniai nebėra, vyko solidarumo su Lietuva mitingas. Šiame mitinge žmonės rinko pinigus, vaistus, maistą padėti Vilniui.
Per šį mitingą susirinkome ir mes, Ukrainos nacionalinės sąjungos studentai. Tuo metu buvome labai tokie užsivedę. Nusprendėme, kad esame jauni, sveiki vaikinai, kad galime ne tik rinkti maistą broliams lietuviams, bet ir privalome vykti ir dalyvauti ginant Vilnių. Buvo taip akivaizdu, kaip ir daugelis kitų situacijų gyvenime. Kai tu nemanai, kad turi būti ten, bet supranti, kad negalėsi ramiai miegoti, jei ten nebūsi. Tiesą sakant, visa mano gyvenimo patirtis, kuri po to papildyta kelių revoliucijų patirtimi, atspindi vieną dalyką. Iš tikrųjų, pergalė būna ne tada, kai planuoji laimėti, bet kai daugybė žmonių jaučia moralinį imperatyvą. Mes tikriausiai pralaimėsime, galbūt žūsime, bet jei tavęs ten nebus, po to negalėsi ramiai gyventi. Lietuva tada žengė pirmoji. Ji buvo savotiškas ledlaužis, pralaužęs sovietinės imperijos ledus. Lietuviams tuo metu pavyko padaryti daugiau nei bet kam. Jeigu juos būtų nuslopinę ir sutraiškę tankais, niekam kitam daugiau galimybių nebūtų buvę. Jei Lietuva tada būtų buvusi užgniaužta, Ukraina net nebūtų bandžiusi krustelėti. Mes tą puikiai supratome. Taigi, 27 dieną mūsų buvo jau pakankamai, kad galėtume pranešti, jog yra ukrainiečių būrys. Beje, be mūsų Seime buvo ir daugiau užsieniečių. Tačiau kito atskiro būrio su savo vėliava, oficialiai paskelbusi apie dalyvavimą ginant aukščiausiąją tarybą, nebuvo. Mūsų būrys eidavo į savo postus pagal grafiką. Atrodo, sėdėdavome po 6-8 valandas, nebepamenu. Turintieji karinės patirties liko ant stogo. Ten jie gavo automatinius šautuvus, buvo keli automatai. Tie, kurie neturėjo karinės patirties, kaip ir aš, sėdėjo ir saugojo postus pačiame parlamente. Mano postas buvo prie radijo taško, kuris transliavo nepriklausomos Lietuvos radijos stoties laidas, nes oficialiai radijos stotį buvo užėmę sovietų kariuomenės daliniai. Turėjau vadinamąją berdanką, sportinį 4-ojo dešimtmečio šautuvą, su labai keista užtaisymo sistema per buožę esančią skylę. Sunku apibūdinti. Kiti ir tokių neturėjo, nes aš buvau šios sargybos vyresnysis. Derėtų pripažinti, kad Seimas buvo saugomas tik iš vidaus. Ten buvo apie 400 žmonių. Taigi suprantate, kad 30 ukrainiečių buvo lašas jūroje. Bet esminis tikslas – parodyti, kad tai ne tik Lietuvos žmonių reikalas, o solidarumas visų, kurie yra prieš Sovietiją, komunizmą, prieš tą imperiją. Siekiame parodyti, kad tai ne etniniai lietuviai nacionalistai, o bendras reikalas kovojant už mūsų ir jūsų laisvę. Mūsų vaidmuo buvo labiau simbolinis, bet mes visi kuo sąžiningiausiai atlikome savo pareigą. Taip pat kaip lietuviai. Bet lietuvių buvo 400, o mūsų 30. Aišku, kariniai situacijai įtakos turėjome mažai, bet politiniai situacijai tikriausiai buvome svarbus. Todėl negalėjome vengti pokalbių su žiniasklaida, priešingai teko aktyviai su ja bendrauti. Atvažiavau 2. ar 3. dieną, kai buvo ta tragiška naktis. Ten buvo tankų ir panašiai. Visa grupė aukščiausiosios rados deputatų. Michaila Horinis, Jaroslavas Kenzoras ir kiti. Atvyko patvirtinti paramos Lietuvai, būti ten ir paskelbti visam pasauliui, kad Lietuvos parlamente yra Ukrainos aukščiausiosios rados deputatų. Taigi, kaip nors paveikti, kad ginkluota agresija nepasikartotų. Buvo neabejojama, kad Lietuvos parlamentas bus puolamas. Ant stogo nusileis desantininkai. Todėl ten buvo sumontuota geležinė armatūra, kad jie negalėtų nusileisti. Ir kita. Kelias dienas pabuvo viena deputatų grupė. Išvyko. Atvyko kiti Ukrainos parlamento deputatai. Taip apie 2 savaitės jie keitėsi. Būdami Lietuvos Seime, telefonu susisiekėme su ukrainiečių diaspora Amerikoje, Kanadoje, Vokietijoje, prašydami surengti mitingus prie Rusijos ambasadų, protestuoti prieš ginkluotą agresiją Lietuvoje.
проти такої збройної агресії проти Литви. Didžiausia baimė apėmė, kai grįžome iš gana laisvos Lietuvos į Ukrainos SRS. Buvo akimirkų, kai ir čia buvo imituojamas tankų puolimas, bet toliau nenuėjo. Pamatė, kad kai imituoja puolimą, žmonės ne tik neįsiskirsto, bet priešingai, sulekia arčiau. Viskas, tada jie pasitraukė. Tai tikriausiai buvo viena sunkiausių akimirkų. Eikite namo. Konfrontacija, priešprieša, beprasmės. Mūsų idealas yra žmogiškumas. Beje, tuo aš didžiuojuosi, nors ne visi tai supranta, net ir mūsų vaikinai. Mes buvome pirmieji ukrainiečiai, net ir po 56-ųjų, su ginklais rankose pasipriešinę Sovietų sąjungai. Po to Sovietų sąjunga labai greitai nusibaigė. Galbūt mažutėliu procentų, bet ir mes prie to prisidėjome savo pastangomis. Taigi mes buvome ir paskutiniai ukrainiečiai, kurie su ginklais rankose priešinosi Sovietų kariuomeniai. Žmonės turi teisę kovoti už savo laisvę. Šalis turi teisę kovoti už savo laisvę. Prisiminus Lietuvos istoriją, kiek jėgų, kiek pastangų reikėjo skirti, kiek aukų reikėjo. Šis procesas buvo ilgas ir Sovietų okupacijos metais atrodė beviltiškas. O atsitiko taip, kad tauta, žmonės vis dar išlaikė savo šaknis, atmintį. Ši atmintis ir buvo svarbus pamatas, kai kiekvienam reikėjo apsispręsti, reikia mums laisvės ar ne. Prisiminkime, kad laisvė Ukrainoje skelbiama Ukrainos nacionalistų šūkyje tautos laisvė, žmogaus laisvė, ar ne? O lietuviškai už mūsų ir jūsų laisvę. Čia taip pat atitinka, kalbant apie tai, kas vienijo mus su lietuviais. Tai, ką dabar matome Ukrainoje, yra Sovietų imperijų žlugimo fragmentas. Istorinis fragmentas. Lietuva ir kitos Baltijos šalys taip pat buvo fragmentas, bet joms buvo lengviau, nes turėjo valstybingumo atmintį ir supratimą apie Europos orientyrus. Jos nepatyrė tokios gilios etninės katastrofos, kokia ištiko ukrainiečius per Holodomorą. Lietuviai patyrė Sibiro katastrofą. Lietuvos nepriklausomybę užtikrino tai, kad ir Ukraina nusprendė pasitraukti iš Sovietų sąjungos, o ukrainietiška nepriklausomybės tiesa buvo maitinama, kaip žinome, tarsi jūra upelio vandeniu, kad Lietuva, pirmoji maža šalis, respublika, metė iššūkį Sovietų galybei. Ir taip viskas pradėjo formuotis žmogaus lygiu. Labai nerimavome dėl įvykių Lietuvoje, ypač paskelbus Lietuvos blokadą. Ja Sovietų sąjungos vadovybė, jei neklystų, paskelbė ankstyvą 90-ų metų rudenį. Tada Ukrainoje surengta daugybė mitingų. Vėlgi organizavo Ukrainos ruchas. Buvo renkamos lėšos Lietuvai, sąjūdžiui paremti. Buvau vieno tokio mitingo Kijeve, Sofijos aikštėje organizatorius. Surinkome, kiek pamenu, apie 8 000 sovietinių rublių. Bet rinkliava buvo tokia. Prašome padėti kovojančiai Lietuvai. Ir miniai paduodami 2 plastikiniai maišeliai. Grįžta 4. Kimšte prikimšti pinigų. Kas rublį, kas 3, kas 5 rublius. Juk aš ne vienas. Žmonės iš visur suvažiavo. Kai prasidėjo prekių blokada, ne tik energetinė, iš Ukrainos imta gabenti materialinė pagalba. Kiek žinau, Lvivo organizacija į sunkvežimius sukrovė kelias tonas cukraus iš Radechivo cukraus fabriko ir kažkaip sugebėjo įveikti blokados užkardas. Dar vienas pavyzdys, kurį prisimenu, kaip iš Nadvirnos naftos perdirbimo gamyklos 18 cisternų dizelinio kuro ir benzino, prisidengiant eksportų į Suomiją. Tai buvo nurodyta dokumentuose.
buvo išsiųsta į Vilnių, nors formaliai turėjo važiuoti toliau į Rygą, į uostą. Aukščiausios tarybos deputatai pasitarė ir mes prašome jūs apsispręsti ir apleisti aukščiausios tarybos pastatą. O mes tikėsime Lietuva, tikėsime vieni kitais ir net jeigu užeis naktis, ji nebebus ilga. Supuvusi imperija griūva nuo pat viršaus iki pamatų. Ateina laisvės rytas. Jaučiame tą artumą, giminystę, solidarumą. Taigi, gana maža, bet ryški ukrainiečių grupė atvyko į Vilnių, kai po nepriklausomybės paskelbimo buvome sovietų karinėje apsuptyje. Ukrainiečiai, kai kurie net uniformuoti, atvyko ginti Lietuvos. Dabar, kiek galime, palaikome Ukrainą. Politiškai. Mes visokiojopai palaikome Ukrainos siekius būti Europos šalimi, įskaitant ES ir NATO narystę. Kito būdo gintis nuo agresijos nėra. Imperija nieko taip lengvai nepaleis. Kuo anksčiau tai suprasime, tuo mums bus geriau. Jei ginsite savo idėjas iš visų jėgų, imperija bandys jūs sugniuždyti. Stebuklas, kuris Lietuvoje įvyko 91-aisiais, kai prarasdami 15 žmonių laimėjome karą su Sovietų imperija ir kurį pasiekėme per 3 metus gana taikiu būdu, mano nuomonė yra unikalus atvejis pasaulyje. Pasirašėme susitarimą, kad žmonės gyventų naujai demokratiškai, kad jie galėtų kurti gyvenimą taip, kaip jiems atrodo tinkama. Ir tai vyksta dabar. Šiandienos mūsų susitikime sunkiomis dienomis, kurias išgyvena Lietuvos žmonės, matome, kad einame keliu į nepriklausomybę, į laisvę. Beje, nuo susitikimo dėl partnerystės sutarties su Europos Sąjunga suvokėme, kad jeigu prarasime Ukrainą, vėl prarasime ją šimtmečiams. Niekas nekalba apie sutapimus, kad lūžis įvyko Vilniuje, o ne kur nors Briuselyje, Londone ar Maskvoje. Lūžis įvyko Vilniuje. Mums ES yra ramaus gyvenimo garantas, kad mums negrasins beprotiški režimai. Šitą tvarką ir tylą, stogą virš galvos, tikėjomės pasiekti tada, kai vadovausime Europos Sąjungai. Pasiūlysime ukrainiečiams tai asociacijos sutarties formą. Tik dėl visa ko sugalvojau paralelinę parlamentarų konferenciją. Jei staiga tas didis intelektualas Janukovyčius pasakytų ne, o Putinas jam būtų svarbesnis už visą Europos Sąjungą. Tada jie ką nors pasakytų. Buvo Mustafa Džemilevas, Borisas Tarasiukas, Petro Porošenka, boksininkas Vitalijus Kličko. Tada Kličko boksininko maniera ištarė. Jei jis pasakys ne, skelbsime apkaltą prezidentui. Jis tai pasakė Vilniuje 28 dieną. Ir mes išeiname į gatves už Europą.
Ne, čia Lietuvoje. Čia Lietuva. 91-ieji. Bet viskas kartojasi. Taip. Lietuviai taip pat mums pasakojo, kad kai pateko pas mus į Maidaną, pirmas jausmas buvo statinės, kad čia jų sausio 13-oje. Вогонь, що це от їхнє 13 число. Naktiniai laužai, žmonės prie laužų. Tas pats, kas vyko pas mus prie parlamento. Žinoma, ši analogija visada ateidavo į galvą. O kaipgi kitaip? Tas pats istorinis procesas. Prisimenu, vos peržengiau paskutinę barikadą ir patekau į patį Maidano vidurį. Iškart tapo aišku, kad ne. Viskas taip lengvai nesibaigs. Kad viskas labai rimta. Tai deja kainuos kraujo. Aišku, apie tiek daug kraujo negalvojau. Prasidėjus Maidanui, pradėjome stebėti, kas vyksta. Nepraėjus nei savaitei Vilniuje pradėtos organizuoti kelionės į Kijevą. Pamaniau, kad tokių įvykių gyvenime daug nebūna. Reikia vykti. Reikia parodyti, kad mes, lietuviai, palaikome pažangiai Ukrainos dalį. Ir mes išvažiavome. Mūsų laukia Kijevas. Браття і сестри, друзі, слава Україні! 2013 m. gruodis. Aiškiai prisimenu, kad tada prasidėjo pirmoji vadinamoji liaudies vičia, kai šeštadienį ir sekmadienį Maidanas prisipildė žmonių. Tarp jų, tarp visos šios publikos, buvome ir mes. Atsimenu, ten buvo mūsų grupė. Mane pakvietė tarti žodį. Dėl sumaišties iškart ėmiau šaukti šlovė Ukrainai. Kai ketinome vykti į Ukrainą, rodos paskutinę dieną, sėdėjome Roko namuose ir man kilo mintis, kad būtų neblogai nors vieną priedainį padainuoti ukrainietiškai. Iškart pagalvojau, kad tam tinkamiausia daina yra mūšio daina, kurios pavadinimas Priesaika, ir kad reikėtų dainuoti priedainį, bet ne apie Lietuvą, o apie Ukrainą, ukrainietiškai. Kažkaip suorganizavome vertimą ir išmokome taisyklingai tarti dainos žodžius ukrainietiškai. Вчора і нині, якби не ранки в моєї Україні, якби не Дніпро і великі святі, якби не сади і жита золоті, матері пісня, коло шосниця, скрип журавля, коло криниці, рідне, єдине, кохане лице, за що мене вмерти, якщо не за це. Man nepatinka teoriniai, ideologiniai svarstymai, kad padėdami Ukrainai saugome save ir Lietuvą. Taip, apskritai tai teisinga, bet man dvelkia egoizmu. Jei nebūtų tiesiogiai susiję su Lietuvos saugumo interesais, tai nejaugi jau galima nebepadėti Ukrainai. Tada viskas būtų fakultatyviai, ar kaip? Nežinau. Bandau prisiminti savo pirmąsias emocijas, pirmuosius motyvus, kurie iš esmės nepasikeitė, nes tu nori padėti žmonėms. O
O kaip kitaip? Ten nebuvo jokių ypatingų ideologijų, tiesiog susirinko paprasti žmonės stovėti už tiesą. Ne tik už savo teisės, už tiesą stovėti. Niekas nežinojo, kad gali viskas taip pakreipti. Įvykiai Kijeve rodė, kad reikalai pasuks kitu keliu. Per karštąją Maidano fazę lygiagrečiai veikė dar viena žmonių grupė, kuri nusprendė, kad reikia pradėti kviesti medikus. Kai prasidėjo šaudymai, nusprendžiau vykti su jais. Paskui taip jau atsitiko, kad likau koordinuoti visos grupės. Lietuvai nusprendus siųsti lėktuvą į Ukrainą sužeistiesiems iš Ilovaisko apylinkių evakuoti. Pusė krovinio buvo valstybės, pusė surinko savanoriai. Dar dalį parūpino Lietuvos šaulių sąjunga. Dabar tai reikia padėti Ukrainai ir stabdyti prezidentą Putiną. Duoti jums pinigų reformoms ir ginklų, kad prezidentas Putinas būtų sustabdytas ir pagaliau įtikintas, jog kaina, kurią jis sumokės už veiksmus Ukrainoje, bus didesnė nei verti tie veiksmai. Jis gali padaryti, bet mes galime padidinti tą kainą iki nepriimtinos. Kai prasidėjo reikalai Kryme, ir mes matėm per televiziją, taip toliau, kad čia jau eina ta Putino pilietinė visuomenė, užimti žemę ne savo, supratau, kad ateina ir pas mane. Šitą neleisiu. Putinas pasakė, šitie žmonės nupirko savo uniformas parduotuvėje, čia kažką. Galvoju, gerai, aš kad nupirkti parduotuvėje ir perduot, kam reikia. Ir su draugais pradėjom vasarą 14 metais ir dirbam iki šiol. Tuo metu rengėme siųsti krovinį ir aš Facebook'e parašiau, įsiunčiame mašiną ir joje dar yra vietos sutalpinti 0,5 tonos. Greitai man paskambino žmonės ir mano bendražygiai sako, žinai, mes tau čia iš kariuomenės sandėlių atvešim, kas nenurašyta. Buvo lietuviškų sausųjų davinių, bet svarbiausia, reikėjo perteikti šiais daviniais emociją. Sumanėme, kad reikia gražių užrašų, pavyzdžiui, kad atsidaręs perskaitytum mušk maskolius sotus ar dar kaip nors. Ir mes, sakant, ant ilgalaikių tokio dirbam ir dirbsim, kiek reikia. Skaičiuojam, kad dar reikės ten užsiimti. Aišku, kartais sakau, duokit mums milijoną ir jūs pamatysit. Nes viską turi. Žmonės, infrastruktūra, viską. Negalima jau dirbti, pogrindis tam tikras. Kad čia jau su įkvėpimu iš ankstesnių pogrindžių. Nemanykim, kad viskas taip paprasta. Su mumis nejuokausi. Tai, kas vyksta, yra kova už savo nepriklausomybę. Kadangi ir lietuviai, ir ukrainiečiai turi bendrą priešą, vieną ir tą patį. Pagalba Lietuvai prieš Maskvą yra pagalba Ukrainai. Lietuvių pagalba Ukrainai prieš Maskvą – Lietuvos nepriklausomybės stiprinimas. Iš dalies suprantame, kad mūsų frontas yra ten. Iš dalies. Bet labai vilioja manyti, kad tai toli nuo mūsų ir mūsų neliečia ir nepalies. Bet kuriuo atveju, jei Europa išduos Ukrainą, ji išduos pati save. Tai būtų tarsi laimėti šiek tiek laiko vienai arba dviem žmonių kartoms.
Taip pat galvoju apie labai svarbų dalyką. Kaip sakiau, mes visi gyvename viename pasaulyje. Lietuva nėra taip toli nuo Ukrainos. Netokia nutolusi dausose ar kažkur už horizonto, toji Europa. Visa tai arti ir mes esame iš to paties istorinio laikotarpio. Dalyvaujame tame pačiame istorinėme procese. Tik štai Lietuvai pasisekė. Ji nebuvo taip stipriai istoriškai susijusi su Rusija. Ukrainai tiesiog reikia įsilaikyti kaip valstybė ir kaip visuomeniai. Štai kodėl Maidanas privalo stovėti. Svarbiausia, nenusivilti. Kovokite ir laimėsite. O mes kiek galėsime, jūs palaikysime. Te gyvuoja laisvė. Filmo autorė ir režisierė Larisa Artiugina. Tekstą vertė Ona Mickevičiūtė. Redagavo Nerija Judelienė. Skaitė Marijus Žiedas. Garso režisierius Julius Palavinskas. Įgarsinta LRT. Всі мої предки заговорили, Борис припавши до їх могили. Рідний священник завжили доби, за що б я боровся, якби я любив